What shall we talk about? Apie ką kalbėsim? You choose a topic. Jūs parinkite temą. It's always nice to be in Lithuania. Visada puiku būti Lietuvoje. You guys are very welcome. Labai laukiamas. At least with me. At least with me. Bent jau su manimi. So any question, any comment, anything that you want to say. Koks nors klausimas, ar tema, ar ką nors, ką jūs norite pasakyti. No rush, we have 5 hours. Neskubam, turim 5 valandas. What is everybody? Today is Sunday. Šiandien sekmadienis. I was wondering, what is everybody else? Galvoju, kur jie visi dingo. Maybe by the church? Gal bažnyčiai? Competition is quite strong. Pakankamai stipri konkurencija. No checking aura. Nepatikrinsit auros? Yes. Jūsų patarimai gyvenimui. What's your advice for life? Eiti į bažnyčią ar lankytis tokiuose paskaitose? Go to church or... No, it's important. Ačiū. How can everybody speak about it? Kaip kas nors gali kalbėti apie... There is something there. Yra čia kažkas? I never get tired of repeating myself. Aš vis nepavargstu kartoti pats save. There is something there that is taking care of you, me, he, she, it, everything. Yra kažkas čia, kas rūpinasi manimi, tavimi, jumis, jais, tuo. So no need to ask anybody what to do or not to do. Taigi nereikia klausti, ko nors, ką daryti ir ko nedaryti. You are the very doing of life. Jūs esate pati gyvenimo. You are the very doing of life. Jūs esate pats gyvenimo darimasis. So life is doing you, Gyvenimas daro jūs, so to speak. taip sakoma. So you are the very doing of existence, and yet we ask, what shall I do? Taigi mes esame pats egzistencijos darimas ir vis dar mes klausime, ką aš turėčiau daryti. While being the very activity of life, we ask, how shall I act? Mes būdami pati gyvenimo veikla, mes klausime, kaip man veikti. Being what you are already, we ask, how to be. Būdami tuo, kas mes jau esame, mes klausime, ką daryti. So my suggestion is, Mano patarimas būtų, don't ask this question to me or to anyone else, including yourself. neklauskite to klausimo manęs, bet ko kitų, įskaitant ir save. And you will find that this is going on automatic pilot. Ir jūs surasite, kad tai veikia kaip autopilotas. That it has no control over itself.
Mes net neturime savęs paties valdymo. It's a program, Programa. a computer. Kompiuteris. So let the program to run until it gets exhausted. Leiskite programą veikti, kol jinai išsieikvos. It's your right. Jūsų teisė. Kaip tai programai leisti veikti? How to let this program to act. The program is asking how to do Programa klausia, kaip. it. The computer, no? The Com- computer says, how can I be the computer that I am? Kompiuteris klausia, kaip aš galiu būti kompiuteriu, kuriuo aš esu. That's the beauty of the rest of nature. Tai visos likusios gamtos grožis. A cloud doesn't ask to anybody, hey, how can I be a cloud? Debesis neklausia, ei, kaip aš galiu būti debesiu. Let's take, for example, the process of conception. Conception of getting pregnant, pregnancy. Pradėjimo kūdikio procesas. Man, woman. Man, woman. Okay. Anyway, talking about conception. Kalbant apie pradėjimą. Man, one too many, that's too many. Right? Spermatozoids, right? Sperma. They are not asking to anybody, how do I get to the womb? Neklausia, kaip aš pateksiu į gimdą. All right. There's not a spermatozoid as a GPS. Spermatozoidas be GPS-o. Or asking to another spermatozoid, hey, how do we get there? Arba klausia kitos spermatozoidai, kaip mes ten pateksim. Or the egg also, how do we get there? Arba kiaušialas, kaip mes ten pateksim. It is programmed. Tai jau programuoti. It is conditioned to function in that particular way. Sąlyga, kuri funkcionuoja tam tikrų būdų. And then conception happens. No? The spermatozoid meets the egg. Ir tada pradėjimas įvyksta, kai spermatozoidas pasiekia kiaušialąstį. One cell, two cells. Viena ląstelė, dvi ląstelės They meet susitinka and start multiplying. ir dauginasi. Right? Yeah. How does it happen? Kaip tai įvyksta? You were not asking these questions then. Tada jūs neklausite tų klausimų. In the belly of your mom, you were not asking, how can I grow? How can I be what I am already? Jūs klausit, kaip man augti ir kaip man būti, kuo aš jau esu. The mother doesn't even know neither how to make a baby. Mama net nežino, kaip sukurti kūdikį. They were just having fun, maybe. Tiesiog pasilinksminant. They were not planning to have a child. Tiesiog net neplanavo turėti vaiką. They were programmed even to do that. Kiek programa tai padaro? Hormones, Hormonai, pheromones, whatever you like to call it. feromonai, kad ir kuo taip pavadintume. Love is in the air. Meilė vadinasi. It's programmed, see, you are programmed to accept this, to reject that, to be attracted to this, to not be attracted to that. It's just the way it works. Mes programuoti, ką priimti, ką nepriimti, ką pritraukti, ką atstumti ir tai taip veikia. Even your likes and dislikes are already programmed. Everything is already there. Mūsų, ką mėgstame ir ką nemėgstame suprogramuota, tai jau yra. Am I making any sense to you? Aš čia duoda kažkokią prasmę. You don't even have to worry about anything. Net nereikia rūpintis nieko. You are already taking care. Jūs jau rūpinasi. So you forget everything. Jūs pamirškite viską. So you may get in touch with what is taking care of you. Ir kad tam, kad turėti ryšį su tuo, kuris mumis rūpinasi. Something somewhere here, so to speak, it's not there, but Kažkas ten, ne ten, bet taip sakant.
like a dynamo, Kaip dinamo. like an energy, as you like to call it. Kaip energija, jeigu norite taip vadinti. It's animating you and it is talking to you. It is animating you and it is talking to you. Tai judinamas tu, kuris su savim kalbasi. And it's telling you, don't worry. Dėl jūs tiesiog nesirūpinate, nesijaudinate. You think there is a person inside this body and that person is talking because you think that you are a person in the body. Jūs galvojate, kad jūs esate asmuo kūne, jūs kalbate galvodamas, kad jūs esate asmuo kūne. There's nobody there. Nieko ten nėra. And there is nobody here. Ir nieko čia nėra. Yes. Jeigu nieko nėra, tai kas kalba? Who is speaking if nothing exists? I don't know. It's not a who. See? Nežinau, tai ne kas, It's not even a what. netgi ne tai, Nobody knows. niekas nežino. It is just there. It is just there doing all this. It is just there Tiesiog tai yra tiesiog, doing all this. kas tai daro. Actually, the fact that it can be sensed in a particular place in the body doesn't mean that it is actually located there. Iš tikrųjų, netgi faktas, kad tai gali būti juntama tam tikro kūno dalyje, dar nėra, kad būtinai tai ten ir yra. Kaip kas? It's everywhere, as everything. Yra viskas visur. Everything has a manifestation of that, therefore it is that itself. So you can't separate the cause from the effect. Viskas pasireiškęs viskame, kai jūs negalite išskirti priežasties ir pasekmės. Kaip įvyksta suvokimas? Suvokimas, kaip įvyksta? Kaip vyksta suvokimas? How happens awareness? Awareness happens. Patirti suvokimas. Aš jūs girdžiu, kaip aš jūs suvokiu. I hear you, how I understand you, how I aware you. But the question is too late. Why don't you leave it like that? Bet jau per vėlus klausimas, kodėl nepalikti taip, kaip yra. You are aware of what I'm saying, right? Jūs suvokite, ką aš kalbu, ar ne? So simple, straight away, actual factor. You are aware of what I'm saying. Perception is there, awareness is there. I don't want to go into funny explanations about the awareness and all that stuff. You are there, aware, that's all. Jūs tiesiog suvokite, priėmimas, supratimas jau yra ir aš neinu į komplikuotus paaiškinimus, kodėl ir kaip, tiesiog suvokimas jau yra. And then we want to make it complicated. How? Ir tada jūs norite sukomplikuoti, tai kaip? Then I will have to explain. Tada man reikia aiškinti. What I can't, Ko aš negaliu, because I don't know. nes aš nežinau. I know it is there. Aš žinau, kad tai čia. I am aware, Aš suvokiu, and everything is there. viskas yra čia. If I give an explanation of how, it will not make any difference. Jeigu aš išaiškinsiu kaip, to nebus jokio skirtumo. Still you are aware. Jūs jaučiate, kad jūs suvokite. Okay, thank you for the explanation. Ačiū už paaiškinimą. But it doesn't change the Niekas nuo to nepasikeitė. actuality, factuality of whatever is there. Aktualumas, faktiškumas, tai kas yra. When you fell in love, this is a very much, many women react like that. Ir kai jūs įsimylite, daug moterų taip reaguoja. Why do you love me? Why me? Kodėl tu myli mane, kodėl mane? So many beautiful girls in the world, why me? Tiek daug gražių merginų, kodėl mane? Why not? Kodėl ne? Right? So we ask the question always after
whatever is there is already there. Visada klausimas jau po to, kas jau yra. Why am I here? Kodėl aš čia? It's too late. Vėlu, You are here. jau čia. See, I don't know how did I get here. Nežinau, kaip čia patekau. Exactly. Iš tikrųjų. Nobody knows how this happens. Niekas nežino, kaip tai atsitiko. Even to give an explanation to yourself, you will have to separate yourself from yourself to give an explanation to yourself. Netgi duoti paaiškinimą savo pačiam, reikia atskirti save nuo savęs tam, kad duoti paaiškinimą savo pačiam. Just even talking to, I'm getting dizzy already. Dizzy. Netgi kalbėdamas tiesiog apsvaigstu. So much mental activity. Per daug protinis veiklos, mentalinis. Maybe you can ask, how can I get to Vilnius? Galbūt jūs galite paklausyti, kaip man nuvažiuoti į Vilnių. Then you go here, you go to the road. That's fine. It's a practicality of daily life. Why not? Tai yra gerai, ten ir ten, tai tiesiog puiku, tai gyvenimo praktiškumai. But to understand life, Bet suprasti gyvenimą. you will have to separate yourself from life. Jūs turite atskirti save nuo gyvenimo. To understand life, you understand life. Suprasti gyvenimą. Tu supranti gyvenimą. You are the very life that you want to understand. Tu esi pats gyvenimas ir tu norite suprasti. That's why you cannot understand. Tai kodėl jūs negalite suprasti? See, because to understand we need two. Nes kad suprasti reikia dviejų. The one that understands and what is understood. Vienas, kuris supranta ir vienas, kas suprantama. And that doesn't exist. Ir tai neegzistuoja. Because they are one indivisible unit. Kadangi tai vienas nedalomas vienetas. Akis padeda nepataikyti ant kažkokio daikto, apeiti. Lietimas padeda man į duris pataikyti, tarkim, jausmai tie 5. Bet ar yra daugiau tų jausmų, suvokimo aplinkos mane? Kaip kolegė paminėjo, aura ir panašiai. Kas tai yra galimybės aplamai? Five senses help me just to get to the door, just not to kick. There's more senses, like auras or There something. is more than what you can possibly imagine. Yra daug daugiau, negu ko gero galite įsivaizduoti. Everything is there, more, everything. Viskas yra čia, viskas daug. Infinite amount of possibilities and potentialities Beribės kiekis galimybių ir potencialų. and universes and all that stuff. Everything is there. The question is, what isn't there? Visata yra klausimas ir ko nėra. If you forget, if you stop trying to understand anything, Jeigu jūs nustosite bandyti kažką suprasti, say you may see all what is there or most of what is there, but you will not know how do you get to know even what you know. jūs pamatysite daug arba viską arba beveik viską, bet vis tiek jūs nesugebėsite suprasti, kodėl tai yra. As I like to say, I don't even know how I know what I know, that much I know. Kaip aš išsakau, aš nesuprantu, kodėl žinau, ką žinau, tiek, kiek aš žinau. I want to know this. So then I stop trying to know anything, and then I start figuring things out, but not in a way that you want to understand. Ir kai aš nesiekiu suprasti, tiesiog aš atrandu dalykus, bet ne tuo būdu, kaip jūs stengiatės tai atrasti. Kai noriu atrasti ramybę, negalvoju, kaip jūs sakot, negalvoju, nedarau veiklos ir gal pasiseka, tarkim. Bet jeigu aš noriu papuošti stalą, vazą ar kitą daiktą kažkokį pagaminti, aš užsiimu veiklą, kuri, vadinu šią kūrybą, ne? Ir tai yra vėlgi susijęs su pažintim. Vienas mano bandymas yra toks, kitas yra toks, jis puošia, tai yra veikla, kurios eigoje lyg ir pažįstam save. If I want to find peace, I just do nothing like you tell. But if I want to prepare nice table, something nice,
into what I call creativity, and I try to understand, and in what I understand myself. Ir procesai, tie, pavyzdžiui, kaip paimkim techninį užduotį kažkokią, ne? Pavyzdžiui, kažkokią įrenginį, ne? Tai noras tobulinti jį yra, o kad tobulinti, turim pažinti savybės jau pažinti, kodėl jis taip veikia, kaip jis galėtų geriau veikti ir panašiai. Some machines, some mechanics. Some machine or something I want to use to improve, I was trying to improve it to understand how it works. You just look at it. Tiesiog pažiūrėkite tai. Of course, you know how it works. Ir žinote, kaip tai veikia. See, I was watching trees. Aš žiūrėjau medžius. And I saw the leaves falling from the trees on the ground. Ir lapai krinta nuo medžio ant žemės. Some leaves were green, some leaves were brown, some were already like soggy, like a mushy kind of thing. Vieni dar žali lapai, kiti rudi, kiti jau tokie kaip supuvę jau. So I could see how the leaf was becoming the ground. Ir galėjau matyti, kaip lapas tapo žemė. Right? And then I said, my God, the tree is feeding on itself. Ir tariau, Dieve, tai medis pats save maitina. See? So this, what we call understanding, Tai, ką jūs vadinate supratimu, is not the result of thinking. tai nėra tam tikros rūšies galvojimas. Understanding happens before you think, I understand. You know before you think, I know. Supratimas atsiranda prieš tai, kai jūs imate galvoti. Aš jau sakyti savo, kad aš supratau. So I know, I understand. I doesn't mean there is somebody there that understands. Aš žinau, aš supratau, bet tai nėra to, tai nereiškia, kad yra kažkas, kas suprato. I means existence, not a self or a being or anything. It's the totality of life. So life somehow understands itself. Aš reiškia esate egzistencija, buvimo, o ne atskiras individas. Tiesiog aš gyvenimas per tai supranta pats save. I am life, no? Or I am something different. Aš esu gyvenimas, ar aš esu kažkas kita. Whatever is there, Kad ir kas čia bebūtų, it cannot exist outside of life. negali egzistuoti už gyvenimo, anapus gyvenimo. So this is life talking to life. Taigi čia gyvenimas kalbasi su gyvenimu. Why not? Kodėlgi ne? Ar kūdikis yra prabudęs nušvitęs? Ar kūdikis yra prabudęs nušvitęs? This baby is awakened and enlightened. The baby is not worried about that question. You are worried about that question. The baby is not asking that question. Kūdikis tokio klausimo neklausia. There is no separation. That's what I'm trying to say. Ką bandau pasakyti, nėra atskirtumo. I can speak about the body and what is animating the body. Aš galiu kalbėti apie kūną ir tai kas judina kūną. But it's just language for the sake of using language for the sake of delivering an explanation or description of a fact or whatever you like to call it. Bet tai tiesiog kalba, tai tam, kad paaiškinti faktus ar tikėjimą, ar tiesiog, kad ir kaip tai pavadinti. But it's not the body and that. Bet tai nėra kūnas ir tai. That is the body and the body is that. Tai yra kūnas ir kūnas yra tai. Energy is matter, matter is energy. Energy is matter, matter is energy. Energija yra materija, materija yra energija. The brain is the body is the brain. Smegenys yra kūnas, kūnas yra smegenys. The mind is the brain is the body. Protas yra smegenys, smegenys yra kūnas. The body is the world. Kūnas yra pasaulis. The world is the universe. Pasaulis yra visatos. And the universes are the very power that is keeping it running and together and running. Ir visatose yra jėga, kuri judina tai ir laiko kartu. You believe in multiplicity and the separation between individual things. Jūs tikite daugiškimu ir atskirtimi tarp atskirų dalykų. But all what I mentioned, this, that and the other, it's just one thing.
Bet tiesiog visą, ką aš paminėjau, 1, 2, 3 yra tiesiog vienas dalykas. That's what I like about this word, existence. Kas man patinka šiame pasaulyje, egzistencija, egzistavimas. Existence doesn't accept non-existence. Egzistencija nepriima neegzistencijos. So existence means life. Egzistencija reiškia gyvenimas. Existence is identical with consciousness. No, it's identical. It's not separate. It's not different. Egzistencija yra identiška su gyvenimu, tai yra identiška, neatskira ir neskirtinga. So existence is conscious. Taigi egzistencija yra sąmoninga. It's not consciousness. Tai nesąmonė. It's conscious. Yra sąmoninga. We created a concept out of this word consciousness. Mes sukūrėme tą koncepciją, savoką sąmonę. And the expansion of consciousness and the transcendent. All this is you see why people get Kubana. Tai yra tas sąmonės plėtimas, tai yra, My kur žmonės, consciousness is expanding my kodėl žmonės tampa kuku bananą išprotėję, o mano sąmonė plečiasi. My consciousness is higher than you. My level of consciousness. Mano sąmonė aukštesnė negu tavo, mano sąmonės lygis aukštesnis. So a bacteria is aware. When a bacteria is conscious, a bird is conscious, a cell is conscious. See, existence, all that is existence. Existence is conscious, and it's conscious of what? It's conscious of itself, because nothing else is that. Bakterija yra sąmonė, bakterija, ląstelė, paukštis yra sąmonė ir tai yra, nes egzistencija yra sąmoninga ir ką jis suvokia tiesiog savo egzistenciją. Unfortunately, all that has been mistranslated. Along the way, all these people, even the Vedas. Deja, tai buvo iškrypusiai neteisingai išversta, perduota netgi iš švedų. Existence was translated as being. Egzistencija buvo išversta kaip būtis. Or self or something. O arba aš, arba kažkas. Existence means everything. Everything exists. Nothing doesn't exist. Egzistencija reiškia viskas egzistuoja, niekas neegzistuoja. So when there is no sense of separation between existence and consciousness, there is no conflict. I wouldn't say even peace or bliss. There's no conflict, that's all. No conflict. Because you can, sometimes freak out. No conflict with that either. Tai kai nėra atskirties tarp sąmonės ir egzistencijos, tai aš netgi nepavadinčiau tai ramybę arba palaimą, tiesiog nėra konflikto tarp to. Jūs pavyzdį su lapu gražų pateikėt, jis nukrito, pamaitino medį. Kitą temą paimkim — gravitaciją. Kaip ją suvokti? Levitacija irgi yra nuostabus dalykas ir netgi gal praverstų, bet mes jos negalim suvokti, apčiuopti negalim. Ar yra būdų tą pačiupinėti, suvokti, ar yra mums realių būdų tą daryti, ar ne? You give a nice example about the reef and down and feeding the tree. Now take another topic like gravitation. And this is nice thing like levitation. Is it possible to... Everything is possible. Viskas yra įmanoma. But my question is, what isn't possible? Mano klausimas, kas neįmanoma? See, what you want, whatever you want is because if you get what you want, you are giving a value to that. See, like it's higher. So if you get to know that, then this value is attached to you. I am higher. I can levitate, or I cannot levitate. I'm happy here, ground floor. Ir viskas, ko nori ir kai gauni, iš karto pajunti aukščiau už kitus. Ir tada aš dabar aukščiau, aš dabar galiu levituoti. Aš negaliu levituoti, man yra gerai, taip kaip esu. Technical question. That is the only technical question. Free energy and something. Čia tik techninis klausimas. Energy is there already for free.
energija jau čia yra už dyką. You cannot produce free energy. Energy is already there and it is free. And it is for free. Mes negalime pagaminti nemokamos energijos, nes energija jau yra ir jinai yra jau nemokama. The energy that is there is not charging me anything to talk to you. Energija, kuri yra čia, neapmokės, neprašo užmokesčio už tai, kad aš turiu energijos kalbėti su jumis. That is why I cannot set a price to talk to you. Va, štai kodėl aš negaliu nustatyti kainos, aš kalbu. No, because humans create this monetary system, so I am also here, so how can I get the banana for the monkey? So I have to get some donations, right? Tai tiesiog žmonės sukūrė tą monetarinę sistemą, tai aš čia esu ir, kaip bežionė gaus bananą, man už tai renku paaukojimus. No money, no honey. Nėra medaus, nėra pinigų, nėra medaus. Jeigu viskas galima, yra tema, kurią labai norėčiau ištirti, pavyzdžiui, ne? Ar tų savybių pakanktų, pavyzdžiui, tokiai temai kaip gravitacija, tarkim, pavyzdys ar energija tyrinėti, ar jas savybės turėtumėm įsiugdyti kažkokią, ar jos sektų pagal mūsų intenciją, norą tą atskleisti ir suvokti? If everything is possible, I would like to touch the topic of gravitation, so we should develop this. See, leave everything alone. Tiesiog palik viską. When we start manipulating things and trying to change things and make things better, we spoil the whole thing. Mes bandydami pagerinti dalykus, patobulinti juos, mes viską sugadiname. We wanted to create a better world. Mes norėjome sukurti geresnį pasaulį. Read the newspapers, go on CNN or whatever. Tell me if what we did is making the world a better place. Tiesiog paskaitykite laikraščius, pažiūrėkite CNN arba bet ką ir pasakykite, ar mes sukūrėme tą geresnį pasaulį. Ar teko tada patirti pačiam, kad protas trukdo gyventi, ar šiaip kokį pojūtį viduje sukuria proto traukiančio? I don't know. If you are asking the question to the wrong person, I don't know. Nežinau, tiesiog klausite, ne to žmogaus klausite. Even what I got to know, even the insights, I don't even know how I get the insights. They just show up. Aš tiesiog net nežinau, netgi apie įžvalgas, kurios ateina, aš tiesiog nežinau, kaip jos pasirodo. That's why I sit here and what shall we talk about? Štai kodėl aš įsėdžiu, apie čia, ką mes čia galėtum kalbėti. I don't prepare my talks, I just come here, sit down, and something gets activated, and off I go. Tiesiog aš neruošiu savo kalbų, tiesiog ateinu, atsisėdu ir kažkas aktyvuojama ir tai išeina. I wake up in the morning and off I go. Atsikeliu rytą ir einu. Or off I go to sleep. Arba einu miegoti. You can go to bed and say, okay, I want to sleep, I will try to sleep, I will sleep. You can't do that. Either you fall asleep or you don't. Galite atsigulti ir sakyti, dabar aš užmigsiu, bet jūs negalite, jūs arba užmiegate arba ne. Either you dream or you don't. Arba jūs sapnuojate arba ne. You wake up or you don't. Prabundate arba ne. When we understand that this is not in control of anything, but it is under control, then you surrender all to questions and all that it becomes absolutely unnecessary and meaningless, pointless. It doesn't take you anywhere. Kai jūs suprantate, kad ne jūs valdote, o jūs valdote, tada jūs tiesiog atsiduodate, pasiduodate ir visi klausimai tiesiog neturi prasmės. Ką mes čia veikia? Pats vidėlą. To understand this. Tiesiog, kad tai suprasti. To understand that there is nothing to understand. Kad suprasti, kad nėra ko suprasti. And then the question will be just for the survival of the body. Tada klausimai bus tik dėl kūno išgyvenimo. And you don't even have to worry about that, because there is an intelligence there, a program there, that will help you to get whatever you need, whatever the way will be. Ir mums netgi dėl to nereikia rūpintis, nes yra išmintis arba programa čia, kuri pasirūpins tuo geriausiu būtų gauti, ko jums reikia. I was watching pigeons the other day in the park. Pigeons? Aš stebėjau balandžius parke.
and then there was a bird having a piece of bread. Tas buvo gabalas duonos. Another one came, took it away with me. Tiesiog kitas prieikį kapti ir nuskrido. This one doesn't say, we have to create a system here. O tas jau pirmas sako, o čia reiktų čia mums sukurti sistemą. The state, Valstybė. so nobody can steal anything from anybody. We keep it in control, everything. I have to control this mess. Ir kad niekas iš nieko nevogtų ir reikia, kad kontroliuoti tą visą chaosą. No, they say, well, he took my food. I have to figure out how to get more. Kad tiesiog dirbu dėl savo maisto ir turiu mąstyti, kaip geriau, daugiau gauti. My food, oh Jesus, went away. And now he just lost, there's my food. Anas nuskrido, tai kreiptų kitą. Well, we asked him, how, why, hey, Call the police, create a system, the state, the king, order, I have to put order here. Tiesiog pakvieskite policiją, valstybę ir karalių, įveskime tvarką. The order is already there, we don't want to accept it. I want to impose the order. No? This is what they call the new order and all that. Tai tvarka jau yra ir man reikėjo tiesiog priimti, o mes sakome, sukurkime tvarką, tai vadiname naująją tvarką, įveskime naują tvarką. That's only humans, and we believe that we are the most amazing species in the whole world. We are the biggest, perhaps, of that. No, you that. It's a word anyway. As long as you have a standard, you will have problems. Mes esame tiesiog žmonės, bet mes įsivaizduojame, kad mes esame šustriausia rūšis visoje visatoje ir mes tiesiog sušikame tą visatą. Humans more than the high level of consciousness for me are the biggest natural disaster that the planet perhaps ever came across. Žmogus pretenduoja, kad yra aukščiausios sąmonės, bet man tai atrodo kaip didžiausia katastrofa, kurią patyrė Žemė. And it's precisely for that quality of approach to life. Ir ypač tokiam požiūriu gyvenimą. No offense. Aš čia nieko neįžydžiu. Control your thoughts, control your breath, control your wife, control your money, control this, control that. Who is the controller? Kontroliuokime kūną, kvėpavimą, žmoną, pinigus, viską, kas kontroliuoja, kas valdo. There is not even a controller, there is a controlling mechanism and there is identity with that. It's me, I am the controller. Yra netgi nėra kontrolieriaus, valdančio, yra tiesiog kontroliuojantis mechanizmas ir mes susitapatinam su juo, kas valdo, aš valdau. Some people say, this is me. Arba žmonės sako, čia aš. And then the energy says, whatever it says, no, that is me, I am this, no, I am that, oh my God. Man sako, čia ne, čia ta energija, čia aš esu tai, ne, čia esu tai. I am this. Aš esu tai. No, I am that. Ne, aš tai. No, I am this and that. Ne, aš esu tas ir anas. I am this and that and none of it. Aš esu tas anas ir niekas iš tų. You only can get this. Tiesiog apsvaigsti, tai įmenimas svaigti galvą. Good brain. Vargšas smegenys. Damages the brain, believe it or not. Žalai smegenų, sakysite, ne? Then damage the brain, damage the nervous system. Damage the nervous system, damage the sensitivity of the body. Damage the sensitivity of the body, you damage your nature. It's a self-destructive mechanism. Griaunamas smegenys, tada... Self-destructive mechanism, better than self, because self already sounds fun. Griaunamos smegenys, tada griaunama nervų sistema, tada griaunamas kūnas, tada griaunama gamta, tai galima sakyti save griaunantis mechanizmas, bet gal ląstelio griaunantis mechanizmas, čia žodžio žaidimas cell ir self. What a pity that you cannot find the brain of people from millions years ago. You will be surprised that the brain it wasn't divided in two pieces as we have it now. Kaip gal, kad mes negalime rasti žmonių smegenų, kurie gyveno prieš daug amžių anksčiau, tai mes galbūt rastume, kad tai bus smegenys, kurios nebuvo padalintos į dvi dalis. There is no center. Nėra centro. There's not even a center of perception.
Nėra netgi prieimimo This centro. is why the scientists will go bananas and forever Štai kodėl mokslininkai nuprūtėjo. looking for the location of consciousness. What is consciousness? What is consciousness? What is this? What is this? Ieškodami, kur gyvena sąmonė, kas yra sąmonė ir kas yra sąmoningas. Galima paklausti, kada kalba eina apie protą, dabar labai didelė problema yra, kad jei kam nors vis pavyko susidurti Alzheimerio liga, tai If you yra speak about mind, proto. for example, Alzheimer Dabar disease. iš to, Yeah. jeigu jau taip pažodžiui čia priimtumėm, tai būtų tas, kad išprotėjai iš to norėjimo, jau to, kaip sakant, tokio, nu, jau išprotėjai, protas buvo ir išprotėjai ir pasidarė be proto. Bet yra žmonių, kurie to nesiekė ir jų tas protas atsisakė. Kokios tai priežastys? Kokios priežastys ar yra žinoma? It's a brain damage. Dabar, ne prieš mūsų ten amžius ar kada, bet šiam mūsų egzistencijoje, mūsų visuomenė. What is the reason for this? Nes tai yra, jeigu mes... Today, do you know the reasons? Jeigu mes paliksim, yra kaip yra, tai tas žmogus taip yra gyveno, jam taip yra skirtas. Bet tai yra problema ne tik jo, bet yra ir aplinkinių visų ir yra ryšys. So we leave this person, how he is, but he's also connected with everybody. There's no bad person. It's just a physical condition. It's not a good or bad or wrong. It's a different physical condition. Tai nėra išprotėjusio žmogaus, yra tiesiog kitokios fizinės sąlygos. Tai nėra nei gerai, nei blogai, nei neteisingai, tiesiog kitokios fizinės sąlygos. See, what I found is that for me all the illnesses are based on the idea of separateness. And we try to make this body to be better and then we damage the body. Manau, kad visos lygos yra, jų bazė yra atskirtumo idėja, kai mes norime tą kūną pagerinti, pakeisti. Ir jeigu kalba buvo apie tai, kad čia griauna kūną, aš žinau žmonių, kurie tikrai neprotauja, bet jų fizinis kūnas ir kaip sakant, tai reikia dar pavydėti. Yra tiesiog vienas eina į vieną pusę, o kitas į kitą. Tai tas jų protas mūsų supratimu silpnėja, o fizinis tai jis tiesiog kompensuojasi ir visai neatsilieka. Bad mind, but a very strong physical body. Move toward the direction of a better body, but not a better mind. But you cannot separate the body from the mind. Bet negalime atskirti kūno nuo proto. Thinking is brain activity. Galvojimas yra smegenų veikla. It is not a separate entity called mind. Nėra atskiro vieneto vadinamo protas. It is not subtle body called mind. Nėra netgi subtilaus kūno vardu protas. Thinking is just kind of an electrochemical movement. Galvojimas yra tiesiog elektrocheminis judesys. The neurons are triggered by some kind of electro thing. Am I right? Neuronai aktyvizuojami tam tikro elektro dalyko. They call it the electromagnetic field or something like that. Am I right? Tai vadina elektromagnetiniu lauku arba kažkaip panašiai. It's a field. It's not limited to this body. Even the space between you and I is physical. It's not separating us. It's connecting us. Tai vadinama lauku, tai neapribota kūne, jeigu tarp manęs ir jūsų yra fizinis atstumas, bet vis tiek yra ryšys. Even if we are generally quiet, we can even see these patterns of things flying everywhere. What they call it? Strings or whatever it is. They're everywhere. Tai vadinama kaip tos stygos, kurios yra visur. And then you will find that what we call reality is just a kind of a format, kind of a hologram, kind of a whatever you like to call it. It's a game of lights and colors and energy, and this is what it is. Ir tada tai, ką mes vadiname gyvenimu, yra tam tikros rūšies kaip holograma, tai energijų, šviesų, srovių žaidimas. It's not even solid. Jis nėra net kietas. Appears to be solid, but it isn't. Jie atrodo kaip kietas, bet taip nėra.
And the body is 90% water, no? Ir kūnas gal 90% vandens. So it's more liquid than solid. Labiau skystas nei rūkėtų. And water is what? O kas yra vanduo? Hydrogen and oxygen, right? Vandenilis, deguonis, ar ne? What is that? Then you go to the particles and neutrons, electrons, whatever, and then you go where? Then you disappear there. Ir jeigu tu eini toliau, tai yra tiesiog elektronai, dalelės ir jeigu tolynai tiesiog išnyksti. So more you see, less you know. Taigi, kuo daugiau matai, to mažiau žinai. More you try to understand, less you can figure it out. Kuo labiau stengiasi suprasti, tuo mažiau gali išskaičiuoti. And then you give up all these questions. Ir tada palieki tuos visus klausimus. And you become the happiest chappiest in the world. Ir tada lieki laimingiausias pasaulyje. We are the answer Mes esame to atsakymas. the question that we are asking. Ir klausimas, kurį mes klausime. Reikia per vyresnius tos klausimus, Sakau, per vyresnius reikia tos klausimus, kad iškai atsako. We can even understand the question. Atsiprašau, aš dar grįžtu prie to paties klausimo. Jeigu buvo pasakyta, kad mes dabar kiek įmanoma galim pakeisti viską, tai šito atžvilgiu reikia keisti ar nereikia keisti, ar palikti viską veikia. Why? See, if something is going to change here, it's going to change. I don't have to force the change. Something is going to change this if it has to change it. Jeigu kažkas čia pasikeis, tai pasikeis, aš neturiu to versti ir privartauti, jeigu tai reiks keistis, tai pasikeis. If something needs to be taken away from here, a pattern of behavior, a particular something, it was going to be taken away from me. I don't have to do that. I can't do it. Jeigu kažkas turi būti atimtas iš čia, sakykime, kažkoks elgesio šablonas, tai tiesiog bus paimtas, aš neturiu to daryti. It's like this. If life needs this alive for another 100 years, it stays here for another 100 years. And life already says, well, I needed this for a particular purpose. If there is anyone take me out of here, that's another story. Jeigu gyvenimą reikės, kad tai liktų dar 100 metų, tai liks gyvenimą, o jeigu gyvenimas sakys, man to reikėjo tam tikram tikslui ir viskas, tai išeina. See, all the questions arises because if it's separate from what is taking care of everything. Because I believe I'm taking care and not taking care, then I ask all these questions. Otherwise, Ir tie visi klausimai iškyla iš to, kad aš galvoju, kad esu atskiras ir kad tai aš rūpinuosi, ne manimi rūpinuosi, bet aš rūpinuosi. and then you will be full of answers. Ir tada jūs busite pilni atsakymų, Knowledge, if you wish. jeigu norite žinių. It shows up here as an image. Tiesiog įvaizdis. This is how it works. And then when you know it, okay, and then you forget it. You know how it works, and then you forget it. Ir tada, aš žinau, kaip tai veikia, ir tada jūs pamirštate, nes jau žinote, kaip tai veikia. It's a momentum, that's all. Tiesiog tai momentas. Klausimas. Mes užduodam daug klausimų apie tenkančius bananus, apie levitaciją, kaip pakeisti pasaulį. We ask many questions about bananas, about how to change water, about meditation. Kaip patiems suvokti tos atsakymus, galbūt yra kažkoks specialus būdas? How we can perceive these answers ourselves. Maybe can we make some special way to perceive answers for this question? No, there's no way to perceive the answers. If you need to know something, it will show up. If you don't need to know it, forget about it. Nėra kažkokiu tai būdu, tiesiog jeigu jums reiks, tai ateis, jeigu nereiks, tiesiog pamirškite. Aš klausiu dėl to, kad sutaupyti jūsų laiką. The question just to save your time, because if you give some way, some method, so To save me time, I'm okay. Man viskas gerai, sakau. And to Moscow is on Tuesday. Tomorrow will not talk to anyone. Aš skrendu į Maskvą antradienį iki to laiko. Tomorrow sleep the whole day. Aš rytoj paliekam. Bet jūs išvyksit ir nebus ko paklausti. but when you leave, nobody to ask when you leave. Good? Gerai. See,
It doesn't bother me. See, if I don't know the answer, I say I don't know, and I'm okay with that. I'm okay knowing or not knowing, makes no difference. Manęs tai nejaudina, jeigu aš nežinau atsakymą, tai gerai, man nėra skirtumo, ar žinau atsakymą, ar nežinau. See, if I don't have the answer to the question, I will not be traumatized. Jeigu aš nežinosiu atsakymą į klausimą, tai man nebus trauma. Oh, Jesus, what kind of enlightened being I am, and I don't know the answers to all the questions. O Jėzus, kas aš per nušvitęs, jeigu nežinau atsakymų visus klausimus? I don't know. Aš nežinau. No problem with it. I know. See, it's the same attitude. I know, I don't know. Tas pats požiūris, aš žinau, aš nežinau. Oh, I don't know. Nežinau. Sense of guilt and wrongness and bad. Kaltės, pažeminimo, blogos jausmas, kad nežinau. Oh, I know. Sense of superiority, sense of... Arba žinau, aš tada aukščiau už visus. Knowing, not knowing, makes sense. Nėra skirtumų, žinojimas ir nežinojimas nėra skirtumų. I'm lucky that I already spent 46 years here. Man pasisekė, aš jau praleidau 46 metus čia. I'll be lucky if I live another 20. Lucky if I live another 20. Jeigu dar 20 metų gyvenčiau, tai man labai pasiseks. All these concerns are because of the sense of separateness, the idea that I'm supposed to know something. Tie visi klausimai iš atskirties jausmų, kad aš turiu kažką žinoti. That's the pressure that the children have in the school. Tai spaudimas, kurį mes patiriame mokykloje. And all this knowledge is not even for them, before they go to someone else. Ir tai tos žinios netgi ne jiems, galėtų eiti kažkur kitur. The educational system is part of the belief system. Klausimų sistema yra dalis tikėjimo sistemos. So your belief is going to be good, it's for your benefit, it's for someone else's benefit. Jūs tikite, kad jeigu žinosite, tai jūsų naudai bus, tai kažkieno kito naudai. Ką daryti? Jeigu viso žinojimo ignoruoti, tai į Maskvą tikriausiai kitokiu būdu vyktumėt antradienį. If you ignore all knowledge, to Moscow you will go some another way. Sorry? If you ignore this another knowledge to Moscow, you will go in some another way. Nor plane. I go by plane. Na, skrendu lėktuvu. Lėktuvas tai nėra iš niekur atsiradęs. Sometimes I go here and there with our plane, but I don't know how does it happen. This is something, what you think that all this will come out of knowledge. This comes out of not knowing. Aš galiu keliauti kitai, bet nežinau kaip ir ko jūs norite, kad tai ateitų iš žinojimo. Tai neteina iš žinojimo. Bet lėktuvas skrenda ne šiaip savo tikriausiai, yra mūsų veiklos patirties sukauptos padarinys, kad gali skristi ir mus vežti tas lėktuvas, ne? Techninis sprendimas. Airplane is a result of many thinking and... No, nothing is the result of thinking. Nėra niekas galvojimų rezultatas. Whenever you have a chance, go to YouTube. Kai turėsite laiko, eikite į YouTube and Google a guy called Jack Fresco. Ir išgooglinките Jacką Fresco. I don't agree with all what he said, but he explained very much how creativity happens. Aš ne su visko su juo sutinku, bet jis labai gerai paaiškina, kaip kūrybiškumas veikia. A plane looks like a bird. Lėktuvas atrodo kaip paukštis. So somebody observed that, copied that, and tried to repeat that, and improve that. And so all the technology is the result of observation, not the result of thinking. Tai kažkas stebėjo tą paukštį, stengiasi pakeisti, patobulinti, pagerinti, bet tai yra rezultatas stebėjimo, o ne galvojimo. Taip, bet apie gravitaciją, kai buvo klausimas toks pat. Maybe a million years ago, so a stone was rolling from the mountain, and then you hit another stone, and a spark happened, right?
Arba riedėjo nuo kalno akmuo, trenkėsi į kitą akmenį, blyksteli kibirkštis. And then somebody started on a stone, two stone, click, click, click. Oh, spark. And then there is your lighter. Ir kažkas stebėjo akmuo, kitas akmuo, klik, klik, ir va štai žiebtuvėlis. And then somebody saw this man, and by observation of that, see, something else came up, and then technology can modify, perfection it. The body is designed to do that. Mirror neurons do that for you. Ir kažkas stebėjo, tai toliau tobulino iš stebėjimo, ir tai kūnas sukurtas, kad tai daryti, veidrodiniai neuronai tai daro už mus. Copy, repeat, improvement. Copy, repeat, improvement. Kopijuoja, pakartoja, pagerini, pakartoja, pagerini. Just watch the Olympic Games. Taip žiūrėkite olimpinės žaidynes. These guys become, see, now these guys, they jump and see, wow, where does that come from? They observe there's something natural here. Human beings, the capacity to evolve and the speed, see, to evolve. A human being is amazing. There are creatures that are waiting for millions of years to learn how to catch a fish. And humans, we already went to the moon and back and all that stuff. Ir žmonės ir sukurti tobulėjimui, tiesiog kai mes matome, kaip aukštai šoka, nes tiesiog stebėdami iš anksčiau, jeigu reikėjo milijonų metų, kad susigaudyti, kaip pagauti žuvį, tai dabar mes skrendame minulį ir taip toliau. This is the result of observation. The problem is that the technology that we're creating is quite fun. Tai čia yra tiesiog stebėjimo rezultatas ir tik tai tas, kad technologijos, kurias mes sukūrėme, rezultatas jų yra pakankamai toks juokingas. Įdomus dalykas ir priešingi yra atvejai. Pavyzdžiui, Tesla. Jis nusistebėjo, kodėl už elektrą reikėtų mokėti. Bet kaip pats paminėjote, energijos yra pilnai ir visi galim naudotis. Bet kažkokiu stebuklingų būdų lėktuvai degina kurą, teršia aplinką ir panašiai. Kodėl mes ne? Tesla neturėjo atskirties mąstymo. Well, Mr. Edison did. Edison. Ką turėjo ponas Edisonas. He wanted to do something for everybody else, and then this one, he wanted to do something only for himself. Vienas norėjo padaryti kažką visiems, kitas norėjo padaryti viską savo. It's called business. Vadinamasi biznė. Ir prigijo. Exclusivity, see? Išskirtinumas. Exclusive means excluding. Ekskliuzyvus arba išskirtinis reiškia išskiriantis, atskiriantis. That's maybe, I'm not sure, but more inclusive than exclusive. Bet yra, man atrodo, daugiau apjungiančio, ne išskiriančio. But he also has a little bit of something, by something that he said if he said that. Jis kažką turėjo, jeigu jis tai pasakė, tai jis kažką turėjo. He said, I'm not worried that these guys stole my ideas, but what worried me that these guys doesn't have ideas on their own. Jis sakė, mane nejaudina, kad jie vagia mano idėjas, mane labiau jaudina, kad jie patys neturi idėjų. Right? But this idea of Tesla wasn't his idea. See? Bet ta Teslos idėja buvo jo idėja. It was the idea, not his idea. Tai buvo tiesiog idėja, tai nebuvo jo idėja. And nobody had to claim the copyright or the authorshipness of nothing here. Ir niekas neturėtų pretenduoti į autorinės teisės į nieką čia. You may say, well, Michelangelo was a genius. Jis galite sakyti, Michelangelas buvo genijus. Michelangelo wouldn't have been Michelangelo without all the preconceived ideas, without the knowledge, the prior knowledge that he acquired. So he just, whatever was there in this organism, he was be able to develop what he already learned. See? Mikelandželas nebūtų Mikelandželas, jeigu nebūtų prieš tai buvusių idėjų ir viso vystymus ir kad jis galėjo sužinoti tai, išmokti tai, ką jis išmoko. Bet yra eilė reiškinių, kuriais mes jau dabar naudojamės, pavyzdžiui, paminėta ugnies atradimas baisus mūsų, ne, baisus nuostabus. Galbūt, jeigu sugrįšime apie sąveiką magnetinių elektrinių laukų ir panašiai, yra savybių, kurias demonstruoja, kurios galimos ir dabar naudoti. Mes jų nenaudojam, nes nesugebam suvokti. Tai va tas noras suvokimo yra papildomas galimybės. Already using like fire, for example, and maybe
some things which we don't know, but with some wish to understand it. I experience about even my own physical condition. Right? Aš patiriu, sakykime, savo fizinės sąlygas. Devastated spine injuries, hip, Tai buvo 25% loss of hip bone, cartilage gone, meniscus, you name it. There was completely. O daug kūne, buvo daug nugara, 25% prarasta šlaunikaulį, Slowing down metabolism, stomach. skrandis, metabolizmas, meniskas. And all that was the result of me, listening to everybody, Ir viso tai buvo rezultatas manęs, kuris klausė visų, saying this is good, nutritionists, doctors, science. kurie And I tried to improve this, and what I did was to spoil it, create a tremendous amount of stress, the muscle got tense, started pulling vertebrae, so all that went to bananas. ir klausiau tų ir kitų, ir gydytojų, ir tą reikia daryti, tas gerai, tas maitinimas gerai, ir tai sukūrė tą stresą ir viskas tiesiog nuėjo velniop. And still it's recovering. Ir tai dar vis atsigauna. And I can feel how something kicks in and boom, and relaxes the muscles and don't pull the vertebra, and you can even feel even the bone growing, that there's something, says, who is doing that? Because I want to? See? How compassionate is that? Ir tiesiog jaučiu, lovą tiesiog jaučiu, kaip auga tas kaulas ir kas tai daro, ir kas yra tas gailestingasis, kuris tai daro. It's like that power says, even when you are an asshole, I will put you back together. Ir tai jie sako, net jeigu tu šiknos skylė, vis tiek aš tave grąžinsiu. Not even because I want to. Ne todėl, kad aš noriu to. It's when I stop even wanting that. Tiesiog nustojau to norėti. Then the whole body starts. Visas kūnas tada. I was exhausted yesterday after talking, remember? Aš buvau vakar sekęs po to, prisimenu, pokalbio. So even if I'm going to do that, that is going to give me the energy to speak for 10 hours, and after 10 hours, then is when I feel it's like a quantum leap. I'm full of energy, I'm drawn completely. Tai vis tiek man tai duoda energiją kalbėti 10 valandų, tai kaip kvantinis šuolis, tiesiog jau su. And at some point I say, wow, I'm tired, I'm busy, I'm going to faint here, let's go. It comes in. Ir kažkam taške sakau, va, aš pavargęs, aš tiesiog apalpsiu ir tai vėl eina. We went to the restaurant. Ir mes nuėjome į restoraną. And before the food was coming, I sit there, and everybody's talking about this and that. I'm just concerned about this wonderful thing happening inside. Oh, rebuilding of energy, and the food was just like even too much food. I have a little bit of headache because of too much food. Ir tiesiog, kol maistą atnešė, tiesiog visi kalbės, tiesiog buvau jutau kaip kūne, tai tiesiog kyla, tiesiog paskui net maistų buvo per daug, tiesiog tai atsistatė. So, who is doing that? Am I doing it? Kas tai daro? Ar aš tai darau? Am I doing me? Ar aš darau save? Am I even here? Ar aš esu bent jau čia? That's what I'm trying to say. All what you want, guys, see, is there. Tai, ką aš bandau pasakyti, viską, ką jūs norite, jau yra čia. You don't know it because you think it isn't. That's why you're asking, because you think it isn't there. Jūs nežinote to, todėl jūs prašote, kad tai būtų, nes nežinote, kad tai yra. You want to know it because you think that knowledge is not there already. Jūs norite žinoti, nes jūs galvojate, kad žinių dar čia nėra. Everything is there. Viskas yra čia. Even the illusion is there. Netgi The illusion is there. Netgi iliuzija yra čia. The seer of the illusion is what I mean, the illusion. The seer of the illusion is what I mean by illusion. Kai sakau, iliuzijos matytojas. Because it's the same seer of the reality. Tai yra tas pats kaip ir realybė. When the seer disappears, the illusion, there is no illusion or there is nothing, you know, that's it. Kai matytojas išnyksta, tai nėra iliuzijos ir nėra, viskas tada tiesiog išnyksta. Who's moving this?
things doing. I don't know. I just don't worry. I don't care about what people are gonna think because I move like this. I don't care what I think. That was the beginning. To stop caring about the way I am, or about the way this move, or about the way whatever it is their move is. Ir kas judina dabar mane, man tiesiog nerūpi tai ir nerūpi, kaip atrodys tai žmonėms, tiesiog tai yra ir tai ne aš. That's what I wanted you to bring the camera, because I want to compare, see what was there before and now, because it has been a process of whatever it was there. Next time. Tiesiog norėjau, kad kameras neštų, nes palyginti, kaip procesas eina, kaip buvo tada ir kaip yra dabar. You came from Germany, or you live in Sweden? Did you come from Germany? Jūs atikote iš Vokietijos, Lietuvai? Ah, you came from Germany? Oh wow, where from? Iš kur jūs Vokietija? Dilenburgas, Hamburgas prie Maino. Ar Cezaris bijo ar ne? Jo afraid or not? Of what? Kieno? Ko? Mama. Bet ko? Mamos? Aplamai. Somebody, mommy or Mama or whatever. What is, there is nothing separate from you for you to be afraid of, right? Nėra nieko atskirto nuo jūsų, ko reiktų bijoti. I know what fear is. Aš žinau, kas yra baimė. But the fear is there as long as you feel separate from what you're afraid of. Bet baimė yra to, ko jaučiatės atskirtas nuo to, ko bijote. Even if a wild beast shows up, but you show no fear, the animal doesn't feel any threat, it leaves you alone. Netgi laukinis gyvulys iššoka ir jeigu jūs nejaučia baimės, jis tiesiog, tas gyvulys nejaučia jūsų baimės, tiesiog nueina. There is a diver, and instead of running away from sharks, she dives towards the shark, and the shark doesn't expect that. And what is this? Kaip naras, jeigu jisai nebėga susitikęs ryklį, o plaukia link jo, tiesiog ryklys pasimeta ir nuplaukia. Normally, wild beasts doesn't hurt babies. Babies are not afraid of wild beasts. Paprastai laukiniai gyvūnai nepuola kūdikių ir kūdikiai nebijo gyvulių, žvėrių. Small babies and pulling the tail of a big dog and the dog or whatever. Mažas vaikas tampo šunį už uodegos ir šuo tiesiog žiūri. Because the baby is not angry. Then the dog will do something. Also. The conflict starts. Nes kūdikis nėra nepyksta, jeigu kūdikis piktų šuo piktų ir atsirastų konfliktas. There was a girl in Africa, I think her name was Tipi or something like that. He grew up in Africa, and he was just playing with the snakes and with the lions and with the cheetahs, and everybody was amazed, and how can she do that? Because there is no fear in the girl. Tiesiog buvo mergaitė Afrikoje, tai jos vardas buvo Tipi, kuri žaisdavo su gyvatėmis, su visais laukiniais gyvūnais ir tiesiog nebijojo, tiesiog visi galvojo, kaip čia negali taip. I was afraid, big time. I was afraid. Aš bijojau Big time. daug laiko. And this fear is the fear to die. Buvo baimė mirti. But when you know that you cannot die because you are not even there, Bet kai tu žinai, kad tu negali mirti, nes netgi tavęs čia nėra, then the fear goes away. tada baimė nueina. Actually, you are not afraid. You are that fear. See, you are that movement.
There's identification. Tai jūs nebijote, jūs tiesiog esate ta baimė, tas judėjimas, tai tas susitapatinimas. Like a knot into the stomach. Tai kaip kažkoks įtampa skrandyje. You see why when the people are afraid, they pull their pants. Kai labai bijote, tiesiog pridaro kelnes žmonės. On the stomach, automatically, you see gases start going out. That is recorded in the history of war. Most of the people before going to war, see, they were going to war just with the pants full of shit because they were just terrified, and then the stomach goes weak, and then they. Tiesiog kaip ir karo istorija, žinoma, kad iš istorijos, kad kai žmonės ėjo karą, labai daugelį jų buvo tiesiog kelnis pilnus prikapotos, nes tiesiog, geriai baimė, tiesiog skrandis pilnas atsipalaiduoja. I'm sorry about the analogy, but I think it's easy to understand. Atsiprašau už analogiją. There are no bad words, they are just wrong interpretations. There are no bad words or good words, they are just bad interpretations. Nėra gerų ir blogų žodžių, yra tik tai bloga interpretacija gali būti. Does the same mechanism apply when you speak about being afraid of failing, for instance, your responsibilities? Yes? Gal galite save išversti? Ar tas pats mechanizmas baimės veikia, kaip mes bijom, kad ko nors nesugebėsim padaryti savo įsipareigojimų vykdyti? Yes. Taip. Imagine that I have an appointment, a very important appointment at 12 o'clock. Turiu, sakykime, susitikimą, labai svarbu susitarimą susitikti 12 valandą. Something happens Kažkas įvyksta. that there's no way that I can even go there today. Ir kažkas įvyksta, kad aš net neturiu jokio šansų būti ten šiandien. And I feel bad, guilty. Jaučiuosi blogai, kaltas. There's no way I can go there. Nėra būdų ten, tiesiog nėra galimybės ten patekti. That's a fact, there's not a problem with that. There is no problem with that, Vis to nėra problemos, but I cannot get there. kad aš ten negaliu patekti. So what is producing the discomfort here? Ir tas, kas kūrė tą diskomfortą čia, My conflict with the fact that I cannot get there. It's me in conflict with the fact. Me in conflict with reality, if you wish. ir tai yra, kas sukuria tą diskomfortą, tai yra mano konfliktas su faktu, su realybė, jeigu norite, kad tiesiog tas neišeina. Like when I was very romantic. Ir buvau labai romantiškas. And when a girl will go away, I will suffer till death. Ir kai mano mergina išvykdavo, tiesiog kentėdavo iki mirties. And a friend told me, Ir draugas pasakė, she has a new boyfriend. ji turi naują draugą. I saw them coming out of a particular hotel. Aš mačiau, kaip jie išėjo iš tam tikrų viešbučių. She had such a nice time. Jie turėjo tokį fainą laiką, She is happy, jie laiminga, and you're miserable. o aš nelaimingas. Does it make any sense to you? Ar tai turi kažkokią realią prasme? Do you understand what I'm trying to say? Jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti? So my misery was self-created Kad mano kančia buvo paties susikurta, by my own wrong thinking. mano paties neteisingų galvojimų. It has nothing to do with someone else. Nieko bendro su kažkuo kitu. Because of you, I'm dying. No, it's because of me. But it's easy to blame. It's easy to put this on someone else's shoulder. Dėl tavęs aš mirštu, bet tai yra tiesiog labai lengva. Iš tikrųjų, dėl savęs mirštu, bet labai lengva kitą apkaltinti. Because of you. Kaip tu. One finger points there. Vienas pirštas rodo ten, 3 fingers point back. To me. jau 3 pirštai čia į save. It's because of me. 1, 2, 3, me. Ar 3 aš. I'm gonna die. It's not because of death. It's because of me. So it's me who is afraid to die.
Aš mirštu tai ne dėl mirties, dėl manęs, nes tai aš bijau mirties. Because if belief is there, and if there's very belief of being there, in that thought image. Nes tikėjimas yra čia ir pats mintis įvaizdis, kad esi, kad yra. I heard a story about the Vikings. They used to take magic mushrooms. Yes. You know Vikings? Yes, the Vikings. Istorija apie vikingus, kurie ten naudojo magiškosius grybus. Mushrooms. They will go high. Jie tiesiog apsivaikdavo. And then some of them will get afraid. And others will say, don't worry. Say, I want to fall down and say, don't worry, the gods will keep you standing, don't worry. Ir kaip sakyti, nesijaudink, aš išlaikysiu tavęs stovintį. There is something, don't worry, there's something there that's going to take care of you, don't worry. Nesijaudink, nesirūpink, kažkas yra, kas tai rūpinasi. I'm not saying it's good or bad mushroom, this and that, it's just trying to explain to something. Aš nesakau, tai gerai, blogai grybai, bet aš tiesiog bandau kažką paaiškinti. Why am I replying? I'm becoming Russian already, Jesus. Too much time in Russian already. Per daug Rusijos, jau per ilgai Rusijos žodį. Kaip pasiekti tokią kondiciją? Grybai, maldos, meditacija? How to reach such conditions? Mushrooms, prayers, meditation. Niekas. There's nothing that can be done. Nėra nieko, ką galima padaryti. That's what I'm trying to say. Kaip? No how. Nėra kaip. Forget about how. Pamirškite kaip. That's how. Va kaip. Pamiršti. How to forget. Forget about how to forget. Pamiršk kaip pamiršti. Eni. This is gonna this takes you by surprise. By surprise when you are distracted, not when you are focused. Surpriza, kad tai didesnis efektas, kai atitraukęs, negu kas susifokusavęs. How not to be focused? How? It's okay, I'm just random. There's no how, there's no way, there's no practice, there is no methods, because there is no you who is going to practice. Nėra kaip, nes nėra praktikos, nėra metodo, nes nėra tavęs, kuris praktikuotų. So if you practice, it will keep you there. If you don't practice, then you're going to be kicked out of there. Nes jeigu jūs praktikuosite, jūs tame ir laikys, o jeigu nepraktikuosit, jūs tiesiog iš ten, iš to išeisit. You means the idea that you are separate. Jūs reiškia idėja, kad jūs atskirti. That's what ego is. I am separate. That very thought. Apart from that thought, there is no ego, there is no mind, there is no sense of separation. It's that very thought. I am a separate, independent, autonomous individual. I can do whatever I want by my own free will. I have freedom of choice, and look at me. Tai, kas yra ego, tai yra atskirties mintis, kad aš esu atskiras, aš turiu laisvą valią, laisvą pasirinkimą ir galiu daryti, ką aš noriu, pažiūrėkite mane. There's no free will. Nėra laisvos valios, No freedom of choice. nėra pasirinkimo laisvės. Even a machine can do that now. Dabar tai net mašina gali daryti. They can know even 6-7 seconds before you what are you going to choose, whether it's chocolate or vanilla, right or left, New York or China, brunette or blonde.
Ir 6 sekundės anksčiau gali žinoti, negu jūs jau pasirinksite, ar New Yorkas, ar Kinija, ar šokoladas, ar vanilė, ar brunetė, ar blondinas. Because the electro thing, touches the program, and then the guy thinks, oh, this, oh, that, but it's already, before you say this or that, it's already on the way out. Nes jau elektro signalai jau įvyko, tik žmogus sako, po kurį laiko, o, aš jau pasirinkau tą arba na. That means that what you know is already there before you know it. Tai reiškia, kad tai, ką tu žinai, yra jau čia prieš tai, kai tu tai žinai. Tuomet viskas, kas vyksta ar nevyksta, tai jau plano dalis. So all what happens or not happens is part of the plan. I don't know if it is a plan, to be honest, but Sąžiningai nežinau, ar yra planas. I don't think that life has any plan. Aš ir nemanau, kad gyvenimas turi kokį nors planą. Or any purpose, or any meaning, or... Arba tikslą, arba reikšmę. Makes no sense. Nėra prasmės. Why should it make any sense? No interesting like that. Kodėl mes turime sukurti čia prasmę, kas čia tam įdomaus. For me, not knowing is better than knowing, and to get lost is more entertaining than to know where you're going. Man nežinojimas yra geriau negu žinojimas ir būti pasimetus ir daug įdomiau negu žinoti, ką po to darysi. Jėzus Buda irgi buvo programas, ar turėjo laisvą valią? And Jesus or Buddha, do they also in a program, so they had some free will? They said there is no free will. Jie sakė, kad nėra laisvos valios. No tree fall from a tree if it is not the will of God. No, it's what he said. Nes ten medis nenuvirs, kol tai nebus Dievo valios. Unfortunately, this word God is funny. Nelaimė tas žodis Dievas yra juokingas. It's a power. Tai jėga. Energy, call it whatever you like. Energiją vadinkite kaip norite. That carrying within itself any possibility. Nešanti save visas galimybės. It just bring it into existence and becomes aware. Tiesiog išneša tai į egzistavimą ir suvokia tai. Life just become aware of more of what is in life itself. Life doesn't even, I don't think that life even does know what is inside of, or what is inside of itself. Jie tiesiog gyvenimą suvokia save, nežinau, gyvenimas žino, kas jame yra. Viską. Because you are life and you don't know, so life doesn't know neither. Nes gyvenimas jūs net nežino, kas yra gyvenimas. For example. Pavyzdžiui. Oh my God. Buvo plano dalis. It's an accident. Man tada plan. I don't know. Nežinau. But it's God messy. Gal čia Dievo žinia. Sometimes you are dull. See? Kartais esi bukas. Haven't you noticed that? Clumsy. Tai tiesiog ateina. Kind of stupid. Why not? Tam tikros kažkokios kvailumas, kodėl gi ne? Sometimes people talk to you and you think, what? You are not, like you are dull. Kartais žmonės tau kažką sako kalba ir tu tiesiog jautiesi bukas. And sometimes you are very clear. O kartais labai aiškus. And sometimes you are very restless. You want to do things and that. Ir kartais tu tiesiog neramus ir nori tą ar kitą daryti. This is a natural movement of nature. See? Tai tiesiog natūralus gamtos judėjimas. But this is also part of it. Ir tai yra taip pat doleris. And Buddhist monk will say that I am not, my mindfulness is not properly. Buddhist monk will say, no, you have to practice mindfulness, so this is not going to happen. Kaip mūdžių vienuolė sakydavo, tu turi vystyti suvokimą, mindfulness suvokimą, kad tai neįvyktų. Didumą. Ar atvirumo jausmas atsiranda dėl mūsų žinių
svajonių ir prisiminimų. Kas atsiranda? Ar atskirumo nuo visumos jausmas atsiranda dėl mūsų žinių, svajonių ir prisiminimų? Does the sense of separation happen because of our knowledge, dreams and remembrances? No, it's identification. Susitapatinimo. I am clumsy, Aš esu apsnūdęs, but I want to be mindful, bet aš noriu būti atidus. right? I want to be something different than what is happening. Aš noriu būti kažkas kito negu tai, kas vyksta. I want to be different than the way I am, Aš noriu būti kitoks negu kad aš esu. and I want all of this to be different than the way it is. Ir aš noriu, kad jie visi būtų skirtingi negu kad jie yra. Self-image. I'm looking for a self-image. Savęs įvaizdis, aš ieškau save įvaizdžio. Like when you Olympic Games, Kai į olimpinės žaidynės, when the guy wins, kai vaikinas laimi, yes, I did it. aš tai padariau. You didn't do it. So it just happened. Jis nepadarė, tiesiog įvyko. And then you go patriotic and you get the flag of your country. No, like you don't have anything to do with that. Ir tada tampi patriotai, iškeli savo šalies vėliavą ir tu čia būtum kažko dar prisidėjęs. Right? And even if they say, thank you God for giving me this, still you're proud. See? Net jeigu tu sakai, ačiū tau Dieve, kad tu man davei, tai tu esi išdidus ir taip. Because you think that you have anything to do with it. Nes tu manai, kad tu čia turi kažką tai padaryti. Kažką padaryti. What's the question? Koks buvo klausimas? I knew somebody from here, but I have to put it. Apie atskirumą nuo visumos jausmų. About your separation. Feeling of separation. You are educated in that way. Jūs taip išmokyti. You are told who you are, what you are, how you are. Jums buvo pasakyta, kas jūs esate, kaip jūs esate, kur jūs esate. The identity is given to you. Ir susitapatinimai duoti jums. It's just something that people think. It's a thought. It's a mental construction. Tai, ką žmonės galvoja, tai mintis, tai mentalinė konstrukcija. Individualized thinking. Individualizuotas mąstymas. Not even individualized, because individuals are there. What is not there is the separation between them and the separation between the individuals and what is bringing the individual to existence and moving them, etc., etc. Netgi deindividualizuotas, o daugiau atskirtumas tarp individų ir tarp individų ir to, kas tos individus atneša į egzistavimą, kas yra viskas. Quantum physics is saying, see, nothing is there if you don't observe it. Kaip ir kvantinė fizika sako, kad jeigu to nestebi, to nėra. If I understood correctly, I'm not like... Čia nesu ekspertas, jeigu teisingai supratau. Kitas klausimas tada būtų. Jeigu mes nieko netikėsime, ar tai padės prabusti ir užkisti? If you believe nothing, this is help to awaken to light. To believe nothing is to be awake. Nieko netikėti yra prabudimas. It doesn't help you to awake. You don't believe anything, you're awake from beliefs. See? Tai nieko nepadės, tiesiog tai yra prabudimas iš tikėjimų, nuo tikėjimų. And the believer is also a belief. Ir tikėti tai irgi yra tikėjimas. No believer, no belief, then you're awake. Nėra tikinčių, nėra tikėjimo ir jūs prabudęs. I will clean myself, but I am busy giving a lecture. It's a question that Noriu paklausti, ar nušvitimas yra dovana, ar tai yra pastangų rezultatas? The enlightenment is a gift or a result of efforts. a gift. Dovana. It's an accident.
į atsitiktumas. Either it happens or it doesn't. Įvyksta arba ne. And it doesn't depend upon any particular condition. Nepriklauso nuo jokių konkrečių sąlygų. Kai pasirenkamas tos aukos, tai paslaptis. How these victims are chosen. How these victims like you chosen as Nežinau. Even that, I don't know. Netgi to aš nežinau. I don't feel myself like the chosen one or something like that. Aš nelaikau save išrinktuoju ar kažko to tokiu. Actually, if you knew what it takes for the body, the process of transformation of the body, you would say, no, I don't want that. Kai žinotumėte, ką tai reiškia kūnui, tai visą transformaciją sakytumėte, ne, aš nenoriu. I would like to stay like this. Norėčiau pasilikti kaip esu. It's not pleasant for the body. Tai nėra malonu kūnui. Sometimes it will come with an apparent physical death. Kartais ateina kaip Clinical death. akivaizdi klinikinė mirtis. You know? Ah, even now. no, now it's okay. Very rocky. I have to sleep in a separate room because my girlfriend and my daughter, they were worried about me. I say, I'm okay. We'll go to the doctor. I know this is the way it is. There was no fear and there was no intention to make it better, to improve it, to get rid of it, to accelerate the process, to deaccelerate the process, to call anybody. I said, that's all. That's the way it is. Ir aš turėjau miegoti atskirame kambaryje, nes mano draugė ir duktė sakė, na, pas gydytoją ar ką nors, ir man tiesiog žinojo, kad taip turi būti, nenorėjau nei gerinti, nei bloginti, nei greitinti procesą, nei lėtinti, tiesiog taip yra. Even my face, at some point I was looking like a madman. Mano veidas tam tikrame etape atrodė kaip beprotis. I would look at myself in the mirror and say, Jesus Christ, somebody look at me and will take me to the mental hospital. Pažiūrėjau veidrodį, sakau, Jėzus, jeigu pažiūrėsi mane, tai iškart į durnyną. Kiek laiko? How long? 3.5 years. 3,5 metų. And I, Paragale. the last 3 months were horrible. I didn't get out of my house for 2 months. I usually go to the shop, buy food and come back because otherwise, I die. I need to feed the body. Ir paskutiniai 3 mėnesius jokio neišeidau iš namų, tik tai iki parduotuvės, kad, tiesiog, kad nemirčiau, kad duočiau maisto. Feeling deorientated, spaced out, even losing sense of distance and thinking that this is too close. What the hell? Be orientacijos, be erdvės pojūčių, be aukščio pojūčių, nežinau, čia aukštai ir žemai. This is why people after they wake up, they're very quiet. They don't talk to anybody. They don't want to say anything to anybody because how can I say anything to anybody like this? They will think I'm crazy. If they keep quiet and pretend I'm saying. Jau žmonės, kai tai patiria, jie po to nekalba, dažnai tyli, tiesiog ką aš galiu pasakyti žmonėm, galvas, jis tiesiog beprotis. But the crazy people will make me, the one that is getting sane, to a mental hospital. The crazy people is going to place me, the one that is getting sane, to a mental hospital. So I better keep quiet. Išprotėję nori mane neišprotėjusi uždaryti į durnyną, tai man geriau tylėti. Having seizures, convulsions, like electroshock. Tai konvulsijos kaip elektrošokas. Because it's energy, Kaip energija. I'm not saying that this is going to happen to you in the same way or the intensity, I don't know, but most of the people that I know that went through this, they say this is a very uncomfortable physical process. Tai nesakau, kad jums vyks tai arba taip, bet daug žmonių, ką žinau, kad tai jie praėję pro tam labai nepatogius fizinius procesus. Tai pasisekė, kad nepapuolė į ligoninę. So you're lucky you don't get to the mental. I'm lucky that I'm not locked in the mental hospital. Man pasisekė, kad manęs neuždarė. Tai buvo iki prabudimo. Or in jail because the sense of
private property is like you feel like you can take everything because everything is you don't know. You even have issue with knowledge when you say, I use the knowledge that I already have, see, to deal with the life I am because I'm surrounded. You wake up in a mental hospital. You don't wake up in paradise. Arba į kalėjimą, nes tas privačios nusavybės jausmas išnykęs ir tiesiog dar turi naudoti tas žinias, kurias turi, kad tiesiog neimti bet ką. So planet Earth is human's mental hospital. Taigi planeta yra tas kaip žmonių tam tikras beprotnamis. So if you recover your sanity, you still are surrounded. Ir net kad tu atrandi savo neišprotėjimą, tu vis tiek apsuptas įvykti tam visoj planetoj kaip beprotnami. The only way to deal with smart people is that you pretend you are as smart as them or they will eat you. Ir vienintelis būdas elgtis su bepročiais, apsimesti, kad tu toks kaip jie, nes jie kitaip tai suvalgys. No? This is why I give the example of the passport to the authority. Dėl to tą paso arba valdžios pavyzdį. Yes, sir. Whatever you say, yes. Kad ir ką sakytų, taip. Am I under arrest? I'm under arrest now. Can I go now? Aš galiu eiti, aš nearrestuotas. Reikia būti ir aktoriumi. That's in fashion now. Kaip dabar tai reikia? It's a police abuse. Su policija. Even the Constitution is silly. Netgi konstitucija kvaila. If somebody has to tell me what are my rights, they are not my rights, they are your rights. Jei kažkas turi pasakyti, kokios mano teisės, tai ne mano teisės, tai jų teisės. These are your rights. No, you say these are my rights before they are not my rights. Nobody can know my rights better than me. Jeigu tu sakai, čia tokios tavo teisės, tai niekas negali. Tai čia tavo teisės, ne mano, nes kad niekas negali geriau žinoti mano teisų kaip aš. What are my rights? Right this way. What are your rights? Right this way or right that way. Kokios teisės, teisingus teisės į tą pusę ar į tą pusę. And then you are anarchist. Tada tu esi anarchistas. And that's supposed to be a sin or a crime. Ir tai gali būti kaip nusikaltimas. Life is anarchy. It's doing whatever it pleases. Gyvenimas yra anarchijos, daro kas jam malonu. And you are what is pleasing life. Ir jūs esate tai, kas suteikia tam gyvenimui. Life is pleased with you, but you are not pleased with yourself. Ir gyvenimas patenkintas jumis, bet jūs nepatenkinti gyvenimu. Savimi. Because you feel separate from life. Nes jūs jaučiatės atskirti nuo gyvenimo. Now there is something wrong with me. She has blue eyes and have brown eyes and want to be like her. Ir aš nepatenkinęs, tu turi mėlynas akis, aš noriu turėti mėlynas ir toks būti kaip tu. I want to be different than the way I am. Aš noriu būti kitoks negu esu. Bet mes kalbėjom, kad nušvitimas tai toks tarsi atsitiktinumas. Jeigu žiūrėti iš istorijos, tai nušvitimai, tie asmenys, kurie patiria, tai jie iki tol patiria didžiulės įtampas ir beprotišką norą tiesos. Ta krizė paskui išvirsta, reiškia, yra tam tikras dėsningumas. And you mentioned enlightenment like accident, but if you look to the history, If you are struck by a lightning, that's an accident. Tai tas smūgis nušvitimų kaip atsitiktinumas. You don't wake up in the morning, okay, today I will repeat this mantra, so the lightning will strike me and kill me. Aš atsikeliu ir sakau, dabar kartosiu tą mantrą ir tada ta šviesa trenks ir nužudys mane. You find yourself stricken by the lightning. Oh. Tiesiog randi save trenktą šviesos. Right. But the question was about history. If you look to the history, the enlightened beings have some wish for very strong desire for until they understand that that's a very obsession. And then they surrender. Ir ko jie nesuprato, kad tai yra tas troškimas yra trukdis ir tada jie pasidavė. See, what you want to know is that which is animating you. If it is animating you, it is already there.
Jeigu tai, ką tu nori žinoti, tai jau judina tave ir tai, tai jau yra tu, kas tave judina. What I'm looking for is already there, so I better stop looking for it so I can understand, realize, become aware that it's there. To, ką aš ieškau, jau yra čia ir geriausia sustoti ieškoti ir tiesiog suvokti, kad tai jau yra. If I do like this. Have you seen my glasses? Nematėte mano akinių? How can I get my glasses? Kaip man gauti mano akinius? Is it practice, a method to... Praktika, metoda. How can you teach me how to find my glasses? Galite išmokyti, kaip man rasti savo akinius. See, my brain is so active trying to look for my glasses that I cannot even feel that they are already there. Mano smegenys tokios aktyvios, bei ieškodamos akinių, kad aš tiesiog net negaliu pajusti, kad jie čia yra. And when I stop looking for my glasses, I forget about my glasses. Kai aš nustoju ieškoti ir pamirštu apie savo akinius. Actually, like this, literally, who give a damn about the glasses? Ir tiesiog pažodžiu, va taip. And then you start feeling the pressure here. Ir tada pajunti tą spaudimą čia. Oh, Jesus. Ah. So when you stop trying to look for that, then you start feeling it. Feeling it suddenly. Kai tu nustoji to ieškoti, tu pradedi tai justi ir tas jausmas tai yra tai. Feeling it, moving you, being you. Jaučiam tai, kas judina tave, kas yra tu. The bottle is trying to fill the plastic. Butelis nori, kad jis yra plastikas. How can I feel the plastic? Ir pajusti plastiką, kaip aš galiu justi I plastiką? feel separate from the plastic. Aš neatskirtas nuo plastiko. Teach me how to see the plastic, the bottle says. Butelis sako, išmokykite mane atrasti plastiką. The bottle is the plastic is the bottle. Plastikas yra butelis, butelis yra plastikas. Energy is matter, matter is energy again. Materija energija, energija yra materija vėl. I just don't like to use this old-fashioned spiritual terminology. Tik nenaudotas senamadiškus dvasinis terminologijos. One, two, three, 4, 5 fingers. 5 pirštai. One body is not 1, 2, 3, 4, 5. Vienas kūnas, nėra 5. The brain and the body. The brain is taking care of this. The brain is this. You can't separate the brain from this, right? Smegenys rūpinasi kūnus, negalite išskirti kūną ir smegenų. And then you understand this thing, whatever the wind blows, and you go there. Tiesiog suprantu tai, kur vėjas pučia, ten eini. Lithuania, Moscow. Lietuva, Maskva. I went as far as Siberia. And Siberia is far depends upon where you are, because if you live in Irkutsk, Siberia is just there. Tiesiog esi ten, kur esi. All these clothes, far, all this is completely irrelevant. Viso tas arti, toli, tai tiesiog neadekvatu. Only for practical purposes, that's all. Tik tai praktiniam dalykai viskas.
So anybody that wakes up says, I know nothing, and then you ask somebody that knows nothing to tell you something. Ir tada atsirandi ten, kai žinai nieko, tada jūs klausite to, kuris nieko nežino, kuris ką nors žino. Give me knowledge, give me. Duokite man žinias. And this is not a stupid condition, this is extremely alive and dynamic. Ir tai nėra kvailas sąlygotumas, sąlyga tai yra ypatingai dinamiška. Even dullness is dynamic. It's just a different dynamics. Different dynamics. It's a different movement. It still is movement. Dullness. Laziness. It's just a different movement. Even a cat that is supposed to be sharp all the time, sometimes it's dull, sometimes it's stupid, sometimes it's clumsy. Kaip ir katė, jinai tiesiog skirtinga dinamika, kartais lėta, kartais greita. The loss of nature. Prigimties gamtos praradimas. It's how it works. Good or bad, I don't know. Gerai, blogai, aš nežinau. Jūs sakinius, kai buvot įsidėjęs, aš savo pastabumo galėjau jums pasakyti, jūs sakinėje jūsų galvos. When you put your glasses, I could say for you from outside, your glasses on your head. Ar mano klausimai ankstesni galėtų būti panašių pavyzdžių, kai jūs pasakot, jūs ne čia žiūrėkit, o čia? Does my question from the question before can be a similar example what you just say from outside? This is this, but not that. No, what I'm saying is that you are doing the same thing. See, what you're looking for, sister, is there. I'm telling you, what you're looking for is there. Tiesiog aš bandžiau pasakyti, kad tai, ko jūs ieškote, jau yra čia. But when I say there, also means everywhere. Bet kai aš sakau ten, tai taip pat reiškia ir visur. Everything. Viskas. Ir tradiciškai minimas mokinio ir mokytojo santykis, ar tai yra pagalba tam išgyvenimui, ką jūs pasakojat, kad išgyvenat vienas pakankamai ekstremus. And traditionally mentioned the relation between teacher and disciple. This can be helpful that such help like you went on your experience. You think in terms of teachers and students. I don't see any student anywhere. Therefore, I don't see any teacher anywhere. Ar jūs mąstote mokinio ir mokytojus terminais? Aš niekur nematau mokinių, aš niekur nematau mokytojų. Imagine that I just look at her. Dabar žiūriu į ją. And there is no knowledge about the perceived. Ir nėra jokių žinių apie tai, ką aš priimu. There is no way that I can have any positive emotion or negative emotions towards her. Ir nėra jokių būdų, kad aš turėčiau negatyvias arba pozityvias emocijas jos atžvilgiu. Still you perceive, okay, still the program may say, oh, beautiful girl, not that beautiful girl, or whatever it is. Still that because the program is there, but there is no knowledge here. Ir aš vis tiek priimu, aš sakau, čia graži mergina, čia ne tokia graži mergina, bet tai yra tiesiog programa, kur čia yra. It's not the result of thinking. Tai nėra galvojimo rezultatas. There's nothing that you can say about anything. Niekas, ko jūs negalėtumėte pasakyti apie ką nors. It is your perception, no interpretation. Tai yra tiesiog priėmimas, percepcija, be interpretacijos. It's just it's a physical, mere physical, biological kind of fascination. Tai yra tiesiog fizinis, biologis tam tikros rūšies susižavesys. That people find it intrusive, this intense fascination for the perceived. It's just
exploring every single pore of whatever you're looking at. Ir žmonės tai kartais atranda kaip tokį įeinant į jų erdvę, tą tokį intensyvų prieimimą, kaip viskas intensyvu. Tai nėra tas pats, kaip aklą į regentys įsivestum. It's not like the blind man and the man who see helps for a blind man to move. How can you walk with all these books in your head? Kaip galite vaikščioti su tomis visomis knygomis galvoje? Because all you're going to say is what is written in the books. Nes viskas, ką jūs sakote, parašyta knygose. That's knowledge. Tai yra žinios. It's your memory. Tai atmintis. It's not direct, you're not in touch directly with the real thing. Nėra tiesioginio prisilietimo prie tikro dalyko. So you have to forget all that. Turite visą tai pamiršti. So this understanding becomes your own. Tam, kad supratimas taptų nuosavu. Including what I said to you, forget that too. Įskaitant, ką aš tau sakau, jums sakau, tai irgi pamirškit. So your understanding is your own, your realization is your own, whatever you like to call it, realization, I don't like this word. Kad supratimas ar realizacija, nežinau, tas žodis tinkamas, būtų jūsų. Kur ta pamiršimo knopka? It's a button of forgetting. No, it's not button. Nėra knopkės. If you want to remember something, keep quiet. Jeigu nori kažką prisiminti, būk ramus. If you want to forget something, keep quiet. Jeigu nori kažką pamiršti, būk ramus. If I lost my glasses, I have to stop thinking about my glasses so I can remember. See, something will remind me where my glasses are. Jeigu aš pamečiau savo akims, jeigu nustoju galvoti, tai kažkas man primins, kur jie yra. If I want to forget hair, then I stop thinking about hair. Ir aš kažkaip noriu ją pamiršti, aš nustoju apie galvoti. See? So otherwise, see, forget it. Pamirškai. That's what I'm saying. I would repeat myself again and again and again. That's fine. Ir tai, ką aš sakau, tai aš ir vėl save kartosiu, tai yra gerai.